Metai yra metams nelygų, visi skirtingi, visi išskirtiniai, visi kitokie. Šiemet mums, Pietų Lietuvos kraštui, Marijampolės kraštui pasisekė, kadangi su gamta pasisekė. Kada gamta buvo mums palankesnė šiek tiek ir palaisti laiku, ir karščių tokių maksimalių nebuvo didelių. Tai ir tas derlius normalus iš tikrųjų, išskyrus, kad pavasarinės šalnos mus kankino. Tai tos padarė savo rezultatą, dėl to ir darbai netgi rudenį susivėlino, vien dėl to, kad šalnos pavasarinės mus augalų vegetaciją sustabdė. Ir tada mes su darbais nutolom ir labai į vėlyvą rudenį. Ir šiandien pabaigtuvės bet kiti laukuosi. Derlingumai kviečių, javų tikrai yra geri. Mes tuo džiaugiamės. Rapsų šiek tiek mažesni, kadangi šalnos mus paveikė, bet kainų nebuvimas mažesnis jos negu pernai 20% irgi biskį nuotaiką gadina. Bet šiaip darbai visi panašiai jau į pabaigą, sėjos darbai irgi jau į pabaigą žmonėm. Lieka runkeliai, kurie irgi vargingai reikia dar ilgai dirbti su jais iki kainų irgi nėra runkelių. Šiemet sumažėjo kaina pusiau, sumažėjo kaina cukrinių runkelių supirkimo. Tas yra liūdna žinia tikrai visiems, kurie augina cukrinius runkelius. O šiaip, vis tiek nuotaikos optimistinis. Tie darbai nesibaigia ir žiemą pas mus, nes reikia ruošti sėklas, reikia ruošti trąšas užpirkinėti, darinėti planus sėjos kitiem metam. Tie darbai nesibaigia ir žiemą, o tas simbolis būtinas, tas simbolis toks sustot, kažkiek pabūt kartu visiems ir pašvest. Mūsų turim savo palapinę, turim savo produkciją pas mus, tik mūsų užauginta produkcija mūsų yra eksponuojama ir ant stalo pasidėję. Tai tas yra svarbu, ta pabaiga tokia simbolinė. Padėkoti gamtai mes turim. Privalom, skyrus pavasarį, kai sakiau, bet vis tiek pas mus ir palaisti, ir saulutė švietė, ir javai užderėjo, ir bulvės užderėjo, ir runkeliai užderėjo. Tikrai, matom, vaizdas yra. Palinkėjimas turi būti optimistinis ir realu, kad jis gali būti optimistinis. Mes vis tiek ir tos kainos, manau, dar pakils ir mes, jei ekonomiškai ūkininkausim, mes tikrai turėsim to pelno. Neišnyksta žemės ūkis, mes esame maitintojai, yra strateginė šaka pripažinta mūsų žemės ūkis ir mes turim tą daryti darbą savo, turim maitinti žmonės ir mes tą padarysim, bet kokią kainą, nesvarbu kokia bus. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.